Hari Krishna, mėly broliai, seserys, visi viešpaties Krišnos bhaktos. Mes nuoširdžiai kviečiame jūs į mūsų garbio Šilos Gurudevo, Om Višnupada Stotra Sataši Šimad Bhaktivedantos Narayanos Goswami Maharadžo festivalį Maskvoje, kuris įvyks 2010 metų nuo rugpjūčio 4 iki 11 dienos Pamaskvyje, gražioje sanatorijoje prie ežero, 65 km nuo miesto atstume. Šilos Gurudevo pamokslavimas yra labai ypatingas reiškinys dabartinėme Vaišnavo pasaulyje. Visi bhaktus iš visų įmanomų organizacijų priima Šilos Gurudevos šikšą arba pamokymus, priima jo lotosų pėdų prieglobstį. Šis festivalis bus labai ypatingas, nes Gurudevo pamokslavimas dabar yra savo zenite. Čia yra geriausias jo pamokslavimo laikotarpis. Ir šis festivalis Maskvoje labai ypatingas įvykis. Šila Gurudevas, komentuodamas labai nuostabią šloką iš Šri Chaitanya Charitamritos, Sadhu Sanga, Sarva Shastra Koi, Lavamatra Sadhu Sanga, Sarva Siddhi Hoi, pasakė, kad Sadhu Sanga yra aukščiausias bhakti pasireiškimas. Ir kiekvienas bhakta turėtų kultivuoti tokią mąstyseną, kad jeigu aš negausiu sadhu sangos, jeigu aš nesiklausysiu harikathos sadhu sangoje, tada mano gyvenimas neturi jokios vertės, nes tada mano gyvybė tiesiog išdžius, tarsi sausas lapas. Tai sadhu sanga yra viskas mums. Todėl mes nuoširdžiai kviečiame jūs. Prašom, suplanuokit savo vizitą į Maskvą, į Šilos Gurudevo festivalį. Šila Gurudeva ki jai, Šila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande, Hari Hari Bol.